Sveiki, esu Valdas Jaskūnas, Vilniaus universiteto studijų prorektorius. Džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti unikalią galimybę mokytis Vilniaus universitete klausytojo statusu. Kas yra klausytojo statusas, paklausite Jūs. Tai yra galimybė mokytis pagal savo poreikius ir tikslus. Jūs galite rinktis iš visų Vilniaus universiteto fakultetų, studijų programų arba modulių. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad klausytojas nėra studentas ir studento statuso neįgauna. Taigi, jeigu jūs turite vidurinį išsilavinimą ir norite įgyti žinių tam tikroje srityje, patobulinti jau turimas kompetencijas, keisti savo karjeros kryptį, o gal tiesiog ketinate pasimatuoti studijas, klausytojo statusas bus puikus pasirinkimas tai padaryti kokybiškai pirmaujančiame Lietuvos universitete. Norint tapti klausytoju, Vilniaus universitete yra pasirašoma laisvojo klausytojo sutartis. Sutarties sudarimui bus reikalingos jūsų asmens bei išsilavinimą patvirtinančios dokumentų kopijos. Klausytojas moka už pasirinktą studijų programą arba modulį pagal nustatytą norminę kainą, kuri priklauso nuo kreditų skaičiaus. Sėkmingai išlaikę studijuojamų dalykų ar modulių egzaminus, klausytojai gauna įgytas kompetencijas patvirtinančią Vilniaus universiteto akademinę pažymą. Taip pat galimybę ateityje įskaityti kreditus, studijuojant pasirinktoje studijų programoje Lietuvos ar užsienio universitete. Jeigu susidomėjote arba turite papildomų klausimų, drąsiai kreipkitės į Vilniaus universiteto mokymosi visą gyvenimą centrą ir tikiuosi, kad jau neužilgo susitiksime universitete.